Jau. MTV. Kągi... Žiūrėsit apklausą pasvalį, apie ką svajoja svaliečiai. Medžiuojam. Pasvalį pilnas žmonių. Pilnas pasvalys. Pilna. Žodžiu, kai tu buvai mažas, kokią turėjai svajonę ir kokia tavo svajonė yra dabar? Į kamerą. Palaryk pamastyti. Maža buvau, aš svajojau būti šokėja, o dabar aš svajojau apkeliauti visą pasaulį. Aš norėjau būti kūrėjais ir užaugai kurti toliau paveikslus į muziką. Pagalvok. Kai aš buvau mažas, aš turbūt turėjau svajonę užaugti dideliu. O dabar? Dabar turbūt mano svajonė būtų Labai gerai žaisti futbolą. Pitakas. Tiesiog gal sakyčiau, man labai pasisekė, nes jaunystės ir vaikystės svajonė sutapo su visą gyvenimą svajonė. Nuo pat vaikystės svajojau būti dailininkė, ją ir esu. Sukurti gražią šeimą, turėti gerą išsilavinimą ir pastatyti savo namus. Aš toks labai realistas, vat pokytojauti tikrai neplanavau. Bet ką padarysi, toks gyvenimo vingis. Gyvenim norėjau būti radiotechnikas. Bet kai prasidėjo kompiuteriai, man privertė gyvenimas dirbti prie kompiuterių ir dabar iki šiol dar laikosi prie tą patį. Tapti futbolininku. Mažas būdamas svajoju visą laiką arba mašiną vairuoti arba groti. Ką turėjau irgi praktiškai mašinos neturėjau, bet harmoniką turėjau. Tai dabar taip ir atsitiko. mažas, norėjau būti astronautas, dabar norėčiau būti krepšininkas. Vaikystėje tai buvo, kad gerai išmokti groti turbūt, nes mano gyvenimas susijęs su muzika. Vaikystėje turėjau svajonę būti astronautu. O dabar svajonė, tai gal kad su valstybė klestėtų, kad jaunimas nesvažiuotų į užsienį. Pilnas pasvalys, pilna. Kai buvau mažas, aš labai norėjau būti policininku, nes labai daug žiūrėjau televizorius, o dabar svajonės neturiu. Kodėl buvau linkęs, kaip sakant, pasvajoti apie muziką. Ta muzika tai galbūt buvo išgirsta tai vieną muzikantą, tai vyko per radiją, sakoma, išgirsta puiki melodija. Mano svajonė turėti motociklą. Mano svajonė turėti gerą kompiuterį. Vaidom. Pitakas. Aš šiaip neturėjau svajonės, kai buvau mažas, tai dabar net neturiu jos ir nesu svajotojas. Dėkui. Kokia ta svajonė buvo, kai buvau mažas? Dabar tai esi didelis. Taigi esam pasvalį ir netyčia savo kambarį sutikau brolį Joną. Juozai, broli, tu mano namuose, Taip, Jonai, man greitai prasidės LOL mačas, todėl pasakyk, kokią svajonę turėjai mažas ir kokią turi dabar. Kadangi kai buvau mažas, iš manęs daug kas tyčios dėl šukuosenos, kurią mūsų Juozui vertė nešiot mama čia kaip bendra šukuosena, nuo jos buvo birlų, tai jos stipriai savotiškos jo, tai mažas, ko norėjau, aš norėjau mažas primušti ir nuskriaus tuos, kurie tyčios iš mūsų. Tai atsakiau į klausimą. O dabar? O dabar noriu, kad Juozas pralaimėtų savo League of Legends matchą, kad būtų įsinervinęs ir nepatenkintas. Dar noriu nuvežti PVD narius į Pažink save, kurie vyks Kulautuvai. Ir dar noriu padaryti kuo sunkesnius klausimus protmušių, kad nieks neatsakytų. Žodžiu, situacija tokia, turim Juozą. Ir Juozas dabar pradeda League of Legends matchą. Ir jis dabar atsakys mum į klausimą, kokią jis turi svajonę. Tiksliau, kokią svajonę turėjo, kai buvo mažas ir kokią turi dabar.
Juozai? Mažas norėjau būti astronautu. Nemeluok. Paskui paaugęs suvokiau, kad Lietuva neturi astronautų. Astronautų štabo. Astronautų štabo. Štrato nėra. Ir tada norėjau būti, man atrodo, kepėjų. Kept pradinukus. Ir išsipildys vėl. O dabar mano svajonė yra tapti LOL'o profesionalių žaidėjų, tapti azijiečiu, priaugti 80 kg ir būti žymiam ir apsuptam mano gerbėjo LOL'o. Tiesiog taip. Taigi, pradėkime jau. Foundation, atsiminkit. Jeigu kada nors pamatysit Foundation, žinokit, pasveikinkit. Azijietis Juozas Fintinis skambės. Judesys, pasaulis juda. Spitakas.